Ką pradedam mano 7 video blogą. Atvažiavom į mano mėgstamiausią plovyklą. Iš tikrųjų jau daug metų bandau skirtingas plovyklas ir būtent Lietuvoje, tiek Vilniuje tiksliau, yra pats geriausias švaros centras, tai būtent Sonac švaros namai. Po apačioje šio video paliksiu description'e informaciją apie šitą plovyklą ir einam pažiūrėti, ką jie padarė. Tai va, kaip matote, ką padarė su mano mašina Sonac švaros centras, galiu pasakyti nuoširdžiai tikrai. Ta prasme, negalvokite, kad jie moka pinigus už reklamą. Aš, kaip ir sakiau, mane papirkti yra labai sunku ir tikrai, manau, jiem neapsimokėtų manęs papirkinėti. Jie papirko mane savo gerų darbų ir nuoširdumu. Ir tikrai esu išbandęs Vilniuje viską, kas geriausia, bet šitos geresnių nėra tikrai. Plovykla randasi žiauriai geroje vietoje. Senukai, topo centras, šiek tiek pavažiuojate tiesiai ir esate jau vietoje. Tai paliksiu visą info po šito video. Dvi dienas lieka iki vestuvių. Dabar su operatoriu važiuojam į vestuvių generalinę repeticiją, pasižiūrėti, ką iš gėlių padarė Petruškevičius, kokį stebuklą ar ne stebuklą ir šiaip kaip ten vyksta pasiruošimo darbai. Taip, tai mes turim apie 80 butelių belugos litrinių, 120 butelių šampanų, kokių 80 butelių proseko ir, man atrodo, 40 butelių viskio. Tai 100 žmonių turėtų užtekti. Ar ne, operatoriau? Tau irgi vieną duosi. Tai va, šiandien toks trumpas buvo video. Norėčiau dar tokią mini naujieną papasakoti, kam įdomu, kas gamina. Tai gameriams dabar kuriu naują projektą, specialų kanalą Facebook, kur galėsim dalinti savo visais patarimais apie konsolės, apie žaidimus ir panašiai, nes tas man labai įdomu ir mane labai traukia nuo pat vaikystės. Tai pasidalinsiu savo įžvalgom, savo produktais, kuriuos nusiperku, išbandau ir be abejo game. Jo pasidalinsiu būtent po šito video, irgi viską rasite. Tai geros dienos ir iki kito video blogo.